Katedros aikštė yra žymiausia Lietuvos aikštė, esanti Vilniaus senamiestyje, kasdien pritraukianti daugybę žmonių. Šioje aikštėje dažnai vyksta įvairūs susibūrimai, renginiai, koncertai. Jaunimas čia mėgsta važinėtis riedlentėmis bei šokti gatvės šokius. Tačiau iškyla klausimas, ko dar trūksta katedros aikštėje. Man asmeniškai nieko. Man tikrai patinka ta erdvė, kuri čia yra. Nemanyčiau, kad ko nors trūksta, nes čia yra šiaip istorinis paminklas ir jisai yra toks, tas paminklas, koks jisai yra. Nekritikuoju žmonių. Mano manymu, kad čia nieko netrūksta, nes čia istorinis objektas kaip yra. Nors katedros aikštė atrodo tuščia, bet žmonės yra labai ją patenkinti ir kol kas jiems nieko naujo netrūksta.